Taigi, nusprendai užsiimti verslu Norvegijoje, tau reikės pinigų spausdinimo mašinos, didelio maišelio pinigams, be abejo piniginės kortelėm ir užrašam ir be abejo planšetės, kad užsisakyti keliones, pirkti mašinas ir viską, ko širdis geidžia. Taigi, apie tai ir daugiau pakalbėsim plačiau. Važiuojam. Sveiki visi, taigi esu Audrius ir norėčiau pakalbėti apie verslą Norvegijoje ir konkrečiai apie prekybą. Esu susijęs ir vykdau prekybą internete, todėl norėčiau apie tai ir pakalbėti. Papasakoti, kaip viskas vyksta, ko reikia, kiek išleidau, kiek man truko sužinoti ir visa kita. Pasirinkau vieną iš tokių tikriausiai sunkiausių, bent jau visur internete ir visi ekspertai sako, kad tai yra sunkiausia rūšis, tai yra papuošalai arba kitaip juvelyriniai dirbiniai. Kažkada vienas italas, senukas, kurį sutikau parodoje, pasakė, kad vaikeli, tu neįsivaizduoji, kur tu vėliesi ir jeigu išsilaikysi 10 metų, tai galėsim susitikti ir pasišnekėti. Nežinau, kur yra tas senukas dabar, bet jis atrodė kaip senas italų mafiozas. Tikriausiai kažkur Italijoje dar yra jisai. Kodėl taip buvo pasirinkta būtent papuošalai? Papuošalai buvo pasirinkti labai senai, prieš 10 metų ir buvo bandyta Lietuvoje ir dabar paskui išvažiavus į Norvegiją prieš 7-8 metus ir pradėjau mokintis to amato čia. Visi tie 8 metai buvo, 7 metai buvo sunkus ir teko daug persikraustyti kartų, daug kartų iškeliauti, perkeliauti, pabandyti laimę Vokietijoje, grįžti į Lietuvą ir taip toliau ir panašiai. Bet vis tiek nenustojau mokintis, nenustojau žiūrėti, skaičiuoti ir visa kita. Taigi savo kelionę pradėjau susiradęs vieną nuostabią buhalterę, kuri dar tada net nebuvo pradėjęs tikriausiai mokslų Lietuvoje, dabar jau jį pabaigė, kol aš mokinausi, jau daug kas įsidarbino, vaikai išaugo ir daug kas jau pasikeitė ir visa kita. Taigi susiradęs buhalterę, atidariau įmonėlę. Įmonėlė vadinasi Enkel Person Foretak, kas yra, jeigu lietuviškai, individuali įmonė. Jeigu susiruošite atidaryti individualią įmonę Norvegijoje, jie jums kainuos apie 2,5 ar 3 tūkstančius kronų. Prisiregistruoti registrų centre ir paskui jau ten priklauso metinis mokestis nuo jūsų šakos, jeigu yra, pas mane yra 1200 gal į metus už tam tikrus dalykus, prie kurių prieisime toliau. Taigi, tada atrodė, kad atsidarysiu įmonę, prisipirksiu papuošalų, įsigysiu gerą kompiuterį. Tada įsigijau 2 ir viskas bus paprasta ir tas italų senukas buvo neteisus, bet iš tikrųjų jisai buvo labai teisus. Tai yra verslas, į kurį niekas nenori tavęs priimti, į savo ratą priimti, kadangi tai yra labai toks unikalus dalykas. Ypatingai Norvegijoje čia yra 3 gal įmonės, kurios yra vadinamos galbūt daugiau monopolininkės ir į rinką įeiti ganėtinai sunku. Taip, aš matau, kad yra labai daug žmonių, kurie bando, labai daug žmonių, kurie kažko siekia, bet visi susiduria su tuo pačiu, kad pritrūksta minčių, pritrūksta iniciatyvos, motyvacijos ir visa kita. Tiesiog žmonės perdega. Aš irgi buvau daug kartų perdegęs, daug kartų buvau sudėjęs visus papuošalus į dėžę, bet praeidavo mėnesis kitas ir atauždavau ir pradėdavau viską iš naujo.
Todėl šį kartą net nemanau, kad aš pradėsiu dar kartą, aš manau, kad pradėsiu nuo nulio. Todėl, kad tiksliau dabar tik pradėsiu verslauti. Kadangi visi tie metai buvo paprasčiausias bandymas išmokti, suprasti, kas veikia, kas neveikia ir stebėti konkurentus, stebėti, kas vyksta, vaikščioti į parduotuvę, stebėti, žiūrėti visą kitą. To prireiks, nes būkim teisingi tokie, kad teisingai šnekant, kad kiekvienoje nišoje yra labai daug konkurentų. Aišku, išeina atrasti savo nišą, išeina rasti savo klientą, bet tas ganėtinai sunku. Ypatingai mums esantiems užsieniečiais čia Norvegijoje ir pirmiausia, ką jūs turite padaryti, išmokti norvegų kalbą. Man buvo visur durys uždarytos, kol aš neišmokau norvegų kalbos. Labai daug durų atsidarė, pradėjus norvegiškai šnekėti. Aš pats mokinausi, pirkau norvegų 24 kursus, bet tai nedavė nieko tokio didelio impulso, kol nepradėjau tiesiog darbe pasakiau, kad su manim nuo šiol jokių angliškų, nekalbėkim angliškai, kalbėkim tik tai norvegiškai ir pabiškai prasilaužiau. Asmeniškai moku 5 kalbas, bet tas man nepadėjo Norvegijoje, kol nepradėjau kalbėti norvegiškai iš tikrųjų. Tai tas buvo sunkiausia, gal pradėti norvegiškai šnekėti ir tada pradėti vėl eiti, belstis į tas pačias duris ir klausinėti, ko reikia. Nes iš tikrųjų, jeigu norite užsiimti rimtais dalykais ir rimtų verslu, reikės išmokti labai daug dalykų. O tai jums gali padėti papasakoti tik tai žmonės, kurie esate tam versle jau ilgą laiką, kokių dokumentų reikia, kas, kaip ir panašiai. Netgi, sakykime, visos lietuvės buhalterės, kur Norvegijoje kreipiausi, ko reikia, klausiau, nei viena nežinojo, būdavo kai kurios pažadėjo susisiekti ir pasakyti, ko reikia, bet taip ir neatsakydavo, taip ir dingdavo tos visos buhalterės, visi tie patarėjai. Taigi pirmus 3 metus blaškiausi, ieškojau, kaip galima pradėti, kad galėčiau naudoti žodis auksas, sidabras, deimantai, visa kita ir panašus dalykai. Pagaliau tą pasiekiau, turiu atsakomybės ženklus, turiu tai, ką reikia. Apie tai, kiek kas kainavo, ko reikės ir ko jums asmeniškai galbūt reikės, galbūt šiaip, kas man aktualu, papasakosiu plačiau. Norėčiau šitą video padaryti tokį ilgą, kur papasakosiu, kodėl man užtruko tiek daug laiko. Pirmiausia, tai, kas daug laiko užtruko, kaip ir sakiau, žinių bagažas tuščias buvo. Antras dalykas – finansinis. Tai yra, ko gero, pats brangiausias verslas, koks tik įmanoma, nes kainuoja viskas labai daug iš tikrųjų. Apie finansus pakalbėsime vėliau. Dabar tiesiog tokia įžanginė dalis, kur kas jums aktualu, jeigu susiruošite pradėti prekybą ar dar kažką tai. Antras dalykas, kuris labai daug laiko sustabdė ir užtruko susirasti žmogų, kuris sukurs internetinę parduotuvę. Bandžiau kelis kartus per Versliukai LT ir dauguma atrašydavo taip, kad nesinorėdavo jiems nieko atsakyti. Mano buvo toks dalykas, kad aš visiems rašiau, aš noriu pasaulinio lygio svetainės, kuri tikrai trauktų akį ir būtų aktuali. Man niekada niekas nieko nepasiūlė, kažkokių tai ten dizaino, nei dar kažkokių tai, jokių bendravimo kažkokių tai. Pirmas dalykas, maždaug, tai jeigu tu nori pasaulinio lygio svetainės,
ar turėsi pasaulinio lygio biudžetą. Nors apie patį čia svetainę, apie kažkokias idėjas net neklausdavo, jokių klausimų nebūdavo. Vienintelis klausimas būdavo apie biudžetą. Taip, aš galvoju, kad žmogus, kuris užsiima, nežinau, galbūt internetinių svetainių kūrimo verslas yra toks labai pelningas, kad galima kalbėti atžagariai ir šaltai su bet kokiu klientu ir su bet kuo. Nežinau, čia mano tik tai pastringavimai, galbūt aš pats esu labai prastas pašnekovas ir nesugebėdavau išreikšti, ko aš noriu, ko man reikia ir panašiai. Taigi, neradęs to dalyko, pradėjau ieškoti, mokintis pats, kaip kurti internetinės svetainės. Dabar, sakykime, internetinę svetainę per kokią savaitę galėčiau susikurpti laisvai veikiančią pilnai su visom mokėjimo sistemom, su viskuo, bent jau Norvegijoje, tokią veikiančią, sakykime, apyvartą iki kelių milijonų kronų, iki kokių 1000 prekių laisvai per savaitę pasidaryčiau laisvai, man dizainą ir su dizainu, su viskuo, visiškai su viskuo. Netgi labai taip nesidėjus dieną naktį pasidėjus galima iš vis padaryti kažką tai, bet vis tiek unikalumas unikalumu, bet aš nusprendžiau laikytis vis tiek, peržiūriau visas geriausias pasaulio tas numeruojamas, reitinguojamas svetainės ir pasidariau kažką panašaus. Tai va, pirmas dalykas buvo žinių trūkumas, antras dalykas buvo internetinės svetainės trūkumas ir neradau žmonių. Trečias galbūt ir pats svarbiausias dalykas, kuris galbūt sustabdė ir internetinę svetainę ir kitus galbūt patirties labai būčiau neįgavęs daugiau, bet galbūt būčiau kokio juvelyro kursus baigęs ar dar kažkokius, ar daugiau kažkokių kitokių kursų ėjęs ir viską daręs sparčiau, tai va, tik dėl kapitalo ir finansų trūkumas, nes dirbdavau ir dabar šiaip esu stalium dirbu čia, kaip dauguma statybose. Alga nėra labai didelė ir, sakykime, kas liečia papuošalus, tai reikia pataupyti visą laiką, pasispausti, kad kažką tai nupirkti, kažką tai gauti, nes jeigu jūs norite gauti geras kainas iš tiekėjų, jūs turite pirkti didelėm sumom. Juvelyrikoje yra mažiausia kaina, kurią galite pirkti, yra 1500 eurų, plus taksai visi, plus mokesčiai. Ir realiai minimali kaina, ką jūs turite turėti, 2000 eurų, bet tai 2000 eurų jūs nupirksite 1-2 pozicijas, nes yra ne tik kainos limitas, bet ir vienetų skaičius. Kuo daugiau jūs perkate vienos prekės, tuo geresnė kaina būna. Tai vat, trečia tokia labai svarbi tema yra finansai. Biudžetas, planavimas ir visa kita. Ketvirtas dalykas, galbūt irgi vienas iš svarbesnių, buvo rožiniai akiniai, nes galvojau, kad pasidarysiu versliuką, pasidarysiu kažkokį tai dalyką ir draugai padės, ir artimieji, ir visa kita, ir daug tų draugų buvo pažįstamų, gražių merginų turėjau pažįstamų, ir kad padės ir su modeliais, ir su visa kita, ir papozuos, ir visa kita. Bandžiau siūlyti ir prekes mainais, ir pinigus, gan nemažus. Kai kuriuom siūliau ir 1000 kronų už valandą ir dabar moku 1000 kronų už valandą norvegiams, kurios yra nuostabaus grožio ir su jom sunkoka susitart, bet tai yra profesionalios, labai gražios merginos, vienos iš gražiausių Bergene. Mokėčiau ir lietuviam po 1000 kronų į valandą, bet kažkaip tai lietuvės gal mažai joms, nežinau, bet
kur tikėjausi, kad esu stiprus, kad pažinčių skaičium ir pažįstamų, tai neliko nei vieno praktiškai, 0. Tapau kažkoks tai atstumtasis. Ir nėra nei ko paprašyti, nei papozuoti, nei merginos, nei vaikino, visi kažkokie sako, kad tai ne modelis, tai užsiėmęs, tai dar kažkas, tai tokių visokių priežasčių jau begalės esu girdėjęs, bet tik to. Tai vat, 4. tokia kaip ir klaida ar kliūtis buvo, kad per daug tikėjausi, kad esu geras draugas ir kad turiu daug draugų. Bandžiau remtis į draugus, bet panašu, kad susimoviau ir čia. Tai vat. 5. dalykas buvo tas, kad neturėjau sąlygų. Vėlgi čia galbūt būtų priimtina kažkiek prie finansų, kažkiek prie patirties tokos, kažkiek prie kiekvieno iš šitų, bet sąlygos yra tokios, kad papuošalam fotografuoti reikalinga ne tik įranga, bet ir žinios, ir galimybės, ir apšvietimas, ir kameras. Tai yra kažkas tai antgamtiško ir bandžiau ieškoti fotografų, bet daugumo fotografų neužsiima makro. Tie, kurie užsiima kažkokiais kitais fotografavimais, neužsiima makro, todėl paprašo didelės kainos, kad maždaug įsigyti specialią linzę. Bet man skirti biudžetą, kad kažkas įsigytų linzę, tai tada galvoju, kad gal pačiam geriau įsigyti linzę. Ir visa kita. Tai va, trūkumas tokių galimybių, sąlygų, kad trūksta ne tik asmeninių žinių, bet ir pažinčių, kad kas užsiimtų veikla, kuria užsiimate jūs. Nes kaip ir kiekvienam versle yra labai svarbu turėti gerą komandą, pažintis ir visa kita. Tai va, man buvo labai didelis toks pažinčių trūkumas, sąlygų ir panašių dalykų. Trūko tikrai daug, pradedant fotodėžę, apie įrangą, ką naudoju ir ko man reikėjo ir kiek man tai kainavo, papasakosiu šiek tiek vėliau. Na ir toks apibendrinimas, kad jeigu ruošiatės užsiimti nebūtinai prekybą, nebūtinai kažkokiu tai, prekyba tai liečia, kad prekyba yra viskas, realiai, net jeigu užsiimsite statybomis, užsiimsite, nežinau, kaip turiu pažįstamų, kurios pradėjo užsiimti motyvaciją, hipnozėm, nagų, blakstienų, visokių kitokių verslų. Jeigu norėsite tuo užsiimti, siūlyčiau pradėti domėtis geriausiais pasaulyje meistrais. Jeigu statybose ieškokite žmonių, kalbėkite, bendraukite, ko labiausiai reikia, kaip parduoti save, nes tai yra vis tiek prekyba, jūs parduodate nesvarbu prekę ar paslaugą, tai yra vis tiek prekyba. Ir mokinkitės pirmiausia, kaip gerai pateikti save. Jeigu mes paimsime bet kokį verslo šaką, jūs įveskite nagų, meistrės, statybos, papuošalai, bet kokia prekyba. 90%, 95% galbūt netgi procentai bus nekokybiškos nuotraukos, panašus vaizdai, panašus dizainai, panašus viską. Taip, jūs netgi ir pateikę gerai, ne faktas, kad būsite kažkokie tai išskirtiniai. Man asmeniškai, nors ir dirbant daug metų
socialiniai erdvėjai, su marketingu, su reklama, trūko žinių, trūko labai daug supratimų. Man viskas pasikeitė tada, kai nusipirkau Instagramo kursus iš Monikos Rachenstein, kaip jinai ten. Ir ten man labai daug atsivėrė akis ir pamačiau, kad marketingas nėra prekės pateikimas, nėra kažkas tai tokio, kad reikia prekių nuotraukos. Nors realiai pats tą žinojau, bet aš labai kažkaip koncentravausi į kitus dalykus ir pradėjus ieškoti, kodėl man nesiseka, labai visi dalykai pradėjo atsivertis ir tie kursai atsirado ir tie visi kiti dalykai. Tai svarbiausias, kas buvo, kad aš pats buvau nepasiruošęs tam verslui iš tikrųjų. Tai galbūt buvo tokia didžiausia dilema, kaip pasiruošti tam verslui. Vienam paima ir iššauna iš karto, kitam sunkiai sekasi, kitiem niekas nesigauna, kaip, sakykime, aš esu prie trečių, kurios gavosi kažkas, negaliu sakyti, kad aš ėjau į minusą ar einu į minusą, bet pliuso irgi nėra. Tai neaugimas reiškia stagnaciją, o stagnacija nėra gerai, vis laikinai priveda prie žlugimo. Dėl to ir pradėjau vesti šitą YouTube kanalą, kad parodyti, kaip aš pagaliau pradedu vystyti verslą. Iki šiol jūs ten, jeigu eisite video, pažiūrėsite, aš pasakau apie savo gyvenimą, apie tuos bandymus, visokius dropshippingus, visokius kitokius dalykus ir ten buvo mano pačio bandymai, mokslai ir visa kita. Bandymai užsidirbti pinigų. Galvojau, kad išaus išoriniai dalykai, bet išoriniai dalykai nepadeda. Jeigu čia yra chaosas, bardakas, tai ir versle, ir visur kitur bus bardakas. Tai šiai tokiai daliai tiek. Dabar pasiruošiu šiek tiek daiktų, parodysiu kas kaip ką ir važiuosim toliau. Taigi, šiek tiek pasiruošiau ir pakalbėsime dabar apie pačią prekę. Kažkada esu buvęs kursuose, kur kursų vadovė ar vedėja sakė man, kad prekyba yra labai lengvas, ypač su papuošalais, kad kas čia yra parduoti, tai yra labai paprasta. Pasidarai nuotrauką ir įdedi. Deja, realybė yra kitokia. Nuotrauką reikia padaryti. Galima tai daryti su iPhone'u, galima tai daryti su fotoaparatu. Fotoaparatas, dabar kuris filmuoja, yra pas mane aukštos klasės, profesionalus, tas beveidrodinis, naujos kartos Canon R. Jo kaina yra apie 20 000 kronų dabar. Šiandien žiūrėjau 20 500 vien tik tai kūnas vadinamas, plus apie 10 atsiėjo kamera, tas objektyvas ir geras stovas, su kuriuo galima daryti geras profesionalias nuotraukas. Toliau, čia viskas gerai, tos nuotraukos kartais duoda tiekėjai. Jeigu geras rimtas fabrikas, jie duoda visas nuotraukas, tai reikia jums arba įsikirpti ir uždėti savo foną, arba tiesiog naudoti tai, ką duoda. Prekyboje labai svarbu ne tik nuotrauka, kaip yra pateikiama, bet ir svarbu, ką žmogus gauna. Esu daug klientų praradęs vien dėl to, kad nusiųsdavau kažką tai panašaus, bet ką, į ką turėjau tą įdėjau, į ką turėjau tą supakavau. Bet tai yra labai pavojinga taktika ir jį dažniausiai nepasiteisina, nes gaunasi taip, kad
žmogus perka prekę, tarkim, tu parduodi, nežinau, mano atveju, sakykime, auksinius auskarus, ar jūsų atveju dar kažką, tai ką jūs pardavinėtumėt, ir žmogus gauna, pirmiausia, jisai pamato, ką jis gauna. Aš daug laiko siunčiau paprastų laiškų, į paprastą voką, į paprastą paštą ir visą kitą, bet būdavo, kad esu susidūręs, kad neateina, kad apgauna, kad dar kažkaip tai sugadintas, visai būdavo, visokių bairių, keli kartai net buvo iki policijos daėjo ir tuo va, tiesiog vienu atveju policija apsaugojo, kad parašiau. Kitu atveju galėjo daeiti iki policijos, bet laikiausi savo ir nesinčiau prekės atgal, kol neatėjo, pinigų nesinčiau atgal, kol neatėjo prekė. Bet čia yra normalu, manau, kad kiekvienam versle pasitaiko tokių dalykų, bet aš kalbu ne apie tai. Kalbu dabar apie tai, į ką supakuoti prekę ruošiuosi ir ką norėčiau matyti ir pats gaudamas, ir norėčiau, kad mano klientai gavę mano prekes būtų laimingi. Man, kaip ir sakiau, minėjau, labai daug laiko užtruko tą susirasti tiekėją, susirasti visus ten dalykus, medžiagas, įrangą ir visą kitą. Taigi, pirmiausia, sakykime, jau pardavus prekę, aš ją įdedu į dėžutę. Taip pat į vokelį, vokelio nepasiėmiau, tokia nedidelė dėžutė, ne dėžutė, ten kaip koinytė tokia, toks velvetinis maišelis. Taip pat, jeigu žmogus perka ir nori pasimatyti mieste, atsiimti greitai ar įteikti dovaną, yra štai tokie maišeliai, ta prasme paduodi, įdedi į vidų ir paduodi. Ta patį galima, jeigu siunčiu, dabar turiu štai tokias dėžutės. Jos yra paprastos kartono spalvos, vieneto kaina man atsiėjo 10 ar 15 kronų ir ją įdedu į vidų. Vidų yra bus tas popierius vadinamas ir palinkėjimas, dar kažkas, tai nuolaidų kodas, dar kažkas. Šitą dėžutę dėsiu į tokį maišelį. Tai yra maišelis su mano logotipu. Štai taip jis atrodo. Įdedam į vidų, supakuojam, išsiunčiam. Dar neįsiunčiam, bet įdėję ir supakavę į vidų, mums reikalingas siuntimo kodas. Telefone arba kompiuterį esanti programėlė postin.no galima užsakyti siuntimo kodą. Gavus siuntimo kodą galima pasinaudoti pinigų spausdinimo aparatu. Tai yra etikečių spausdintuvas. Kompiuteriu yra programa šiam printeriui ir atspausdinam, užklijuojam etiketę, siunčiam žmogui. Tai yra labai profesionalu, pateikimas yra geras ir ta prasme tai gaunasi, kad žmogus mato, kad kažkas tai stengiasi, kažkas daro, kad etiketė yra gera, kad nepažeista visa kita. Vadinasi, įmonė yra rimtesnė biški negu pradedantys ar dar kažkokie tai žmonės, kurie nesirūpina išvaizdą, nesirūpina nieko, nesirūpina paprastais dalykais. Mano nuomonė tai yra svarbu, nes aš labai daug klausdavau klientų, kas yra negerai, kas jiems patiko, kas nepatiko. Jie visą laiką sakydavo, prekė yra labai gera, labai gražu, ačiū už tai, bet daugiau nepirksiu, nes
labai negražiai pateikta, negraži dėžutė, negražus tas. Praktiškai daug žmonių ir klientų prarasdavau vien tik tai, kad neestetiškai atrodydavo. Taip pat patarsiu jums klausti klientų, nebijoti klausti, kas jums patiko, kas nepatiko. Ne draugų, draugai pasakys, o, faina, gerai, viską, bet tai bus netiesa. Geriau klauskite klientų, kurie už tai sumokėjo pinigus, jie nebus šališki ir pasakys jums visą teisybę. Taigi šiam tokiam dalykui apie prekių supakavimą, pateikimą ir visą kitą tiek. Dabar toliau kalbėsim apie reklamą, socialinius tinklus, marketingą ir visą kitą, ko jums prireiks, kiek tai kainuoja, kokios programėlės naudojamos, kur reklamuotis ir visą kitą ir panašiai. Taigi, likite kartu, važiuojam toliau. Taigi, reklama. Reklama yra vienas iš esminių dalykų, kas liečia jūsų sėkmę arba nesėkmę. Kaip sako visi protingi žmonės ir visuose marketingo kursuose, kad nėra pardavimų ir nėra verslo. Verslas ir yra esminis dalykas, kad yra pardavimai. Nesvarbu, ką jūs darote, ar jūs prekiaujate, ar jūs darote paslaugas, ar konsultacijas, ar dar kažką tai. Jeigu jūs neparduodate savo paslaugų, savo prekių, dažniausiai net ir didžiausios ir geriausios idėjos ir kad ir kiek motyvuotas būtumėte, jūs tiesiog vieną dieną sudegsite, perdegsite ir tiesiog nebetęsite savo, kad ir pačios geriausios idėjas ar turėdamas pačią geriausią prekę. Taigi, kad to neatsitiktų, to neįvyktų, reikia turėti gerą planą. Planas yra toks, kad jeigu jūs, sakykime, norite augti ir norite pasiekti kuo daugiau potencialių klientų, jums reikėtų pasidaryti reklamą internete. Kodėl internete? Todėl, kad jeigu pamenate dar iš anksčiau, pašto dėžutės buvo prigrūstos brošiūrų, laikraščių, visokios reklamos su viskuo, kuo tik įmanoma. Tos jau turtingesnės įmonės reklamuodavosi tik tai lįsdavo į televiziją, nes anksčiau sakydavo, jeigu tavęs nėra telike, tavęs visai nėra, jeigu tavęs nėra Facebook'e, tavęs visai nėra, dabar tas pats Instagram'e, tas pats Twitter'y, tas pats TikTok'e ir visur kitur. Bet siūlyčiau pradėti nuo Instagramo ir TikTok'o. Žinoma, dabar, kadangi pasikeitė algoritmai ir tai yra daryti beprotiškai sunku, bet jeigu padaryti su idėja, tai tas dalykas, kas vienam yra sunku, jums kaip tik iškels į viršų. Jeigu turėsite planą ir žinosite, ką jūs darote ir kur jūs einate. Pirmiausia, siūlyčiau susikurti anketą dar nepradėjus prekiauti, neužsiiminėjant verslu. Jūs nieko nedarote, niekam neįsipareigojate ir niekam nieko nežadate. Galite pirmiausia susikurti anketą, kurioje svarbu turėti gerą nuotrauką. Nuotraukoje turėtų būti jūsų pavadinimas ir ką jūs darote, kas jūs esate. Jeigu jūs esate grožio specialistė ir esate labai graži ar fotogeniška, ar šiaip malonim asmenybė, pasidarykite profesionalią nuotrauką gražiam fone, kad būtų graži nuotrauka, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į save, kad žmogus norėtų ateiti pasižiūrėti, kas jūs esate. Jeigu jūs esate, sakykime, prekybos atstovas, prekiaujate kažko, tai pasidarykite nuotraukoj kaip vietoj logotipo prekę, kad žmogus iš karto matytų, kas jūs esate.
Nes jeigu jūs įsidėsite gražios merginos nuotrauką, jūs esate kažkoks, nežinau, žvejybos įrankius pardavinėjat, ar ten mašinos detalės, tai greičiausiai žmogus ateis, uždarys ir daugiau neatidarys. Nebent kažkas susidomės, tai dėl gražios merginos tikėsis, kad jos čia dalykas. Bet pamažu, jeigu jūs dėsite tik tai savo paslaugas ar prekes, tai tie žmonės išeis. Taip kad anketos nuotrauka yra labai svarbu ir labai svarbu idėja. Galite daryti apklausas, galite daryti žaidimus. Žaidimus daryti paprasta. Jeigu turite kažkokią paslaugą, galite siūlyti savo paslaugą. Dauguma nuperka paprasčiausius AirPodsus ir daro reklamas, daro žaidimus. Galite kolaboruoti su populiariais blogeriais, kurie turi labai daug sekėjų. Bet pradžiai siūlyčiau paprašyti savo pažįstamų, kurie turi Instagram ar Facebook, ar yra gan aktyvus, turi draugų, tikrų draugų, ne botų, ne pirktinių sekėjų, kad pasidalintų jūsų prekę ar paslaugą, kad pareklamuotų jūs, nes kad ir 200 žmonių anketoj, tai greičiausiai bus visi žmonės, kuriuos jūsų draugas ar draugė pažįsta. Ir tai bus pats geriausias toks reklamos būdas pradžiai jums, nes pradžia labai svarbu susiplanuoti ir pasiruošti. Lygiai taip pat, kaip siūlyčiau, jeigu darote kolaboraciją su blogeriais, pasižiūrėkite jų anketą, pasižiūrėkite, kiek jie turi laikų. Yra dauguma anketų, turi 100 000 sekėjų, bet pasižiūri po postais 4, 5, 10 laikų. Vadinasi, tie visi sekėjai yra pirktiniai. Jeigu žmogus turi, tarkim, 20 000 followerių, tai pas jį postai turėtų būti bent jau pagal Instagramo tuos visokius algoritmus turėtų turėti bent 1,5–2 tūkstančius laikų minimum, nes kaip prašoma, kad tik tai 5–6% mato jūsų kontentą vadinamą, tai jeigu žmogus turi 20 000, tai tikrai 1000 laikų jau privalo turėti, jau tikrai turi turėti. Jeigu ten 20 000 ir yra 2–3 laikai, tai greičiausia pasižiūrėjus, patikrinus tas sekėjus, tai bus paprasčiausia anketa prisukta su botais, su lievais visokiais laikais ir subscriberiais. Čia irgi būkite labai atsargus, nes socialiniai tinklai tikrai gali arba jūs sužlugdyti ir suvaryti visą jūsų biudžetą ir tekti užsidaryti arba iškelti jūs į neregėtas aukštumas, nes jeigu nepasiseka, tai tiesiog nepasiseka, bet jeigu iššauna kažkas, tai gali jūs pakelti į tokias aukštumas, apie kokias jūs net nesate svajojęs. Manęs kol kas neiškėlė, yra aišku keli ten Reelsai, kurie tikrai pasisekė, ten keli tūkstančiai tų peržiūrų, bet pardavimų jie nedavė. Tai irgi yra labai ilgas ir sudėtingas procesas, nebent jūs turėsite labai didelį biudžetą ir kišite į postus, įdėsite tik tai vieną prekę ir ją kišite visur, kad jinai būtų suktųsi visur. Ir taip pat yra svarbu, jeigu darote ir kelite postus, pasidaryti savo tikslinę auditoriją. Facebookas ir Instagramas leidžia automatizuoti viską ir pasirinkti savo tikslinę auditoriją, kokioj šaly, kokiam mieste, kokiam rajone, viską galite pasirinkti, ką tik tai norite. Netgi amžiaus grupė, visa kita. Kas jūsų postus matys, kam jisai skirtas, kam reklamuojamas. Antras dalykas, labai paprastas, kuris padės jums sutaupyti labai daug laiko. Pasidarykite geras nuotraukas, reelsus ir visą kitą ir automatizuokite, kad automatiškai keltų tas atidėjimas padarytas būtų. Jūs galite praleisti pusę dienos ir susidėti visas reklamas į priekį mėnesiui.
Dabar geriausia, ką aš matau, tai geriausiai veikia Reelsai, nes kiek suprantu, tai Facebookas ir Instagramas labai meta tokią didelę kovą YouTube'ui, meta didžiulius pinigus ir svarbu pasinaudoti šitų dalykų. Aš asmeniškai darau pirmadienį postas, antradienį Reelsas, trečiadienį postas, ketvirtadienį Reelsas, penktadienį postas, šeštadienį Reelsas, sekmadienį pasirinktinai. Plus kiekvieną dieną be šito 1-2 storiukai. Aš dedu daugiau tokius madingus dalykus, sakykime, aš pardavinėjau papuošalus, pradėjau pardavinėti, sukūręs naują parduotuvę. Keliu gražius žmonės, kažką tai susiję su mada, su grožiu, su gyvenimu, su tokiu. Labai nedaug pas mane beliko papuošalų, visa kita. Ir aš ką matau, tai daugiau žmonių žiūri, daugiau domisi, daugiau ateina tikrų žmonių, kurie iš tikrųjų domisi mano prekiam, gal netgi sakyčiau. Taip, kad labai svarbu pasiruošti, pasidaryti planą. Galvojau, gal galėčiau pasiūlyti jums kažką tai padėti, bet nesiūlysiu, kadangi norėčiau, kad pas mane patį būtų tikrai geri rezultatai, geri pardavimai ir kad mano patarimai būtų tikri, veikiantys ir pamatuoti, ne taip, kad ten kalbėti, sakyti, kad va, jūs čia parašykite man, aš jums pakeisiu jūsų Instagram ar Facebooką. Taip nebus, nes jeigu einant rimtai ir organiškai, tai užtruks laiko ir šiek tiek finansų tikrai prireiks. Bent jau gero plano ir geros iniciatyvos, gero tokio vaibo ir tikėjimo tikrai prireiks. TikTokas, jeigu reklamuotis, tai geriausia, aš bent jau jeigu daryčiau TikToką, aš daryčiau kažkokius tai teminius video su gal netgi linksmus, šmaikščius tokius dalykus, kur ten pajokau dar kažką, galbūt netgi be žodžių, tiesiog šiaip kažkokią tai ten temą, kažką tai su gera muzika, su dar kažkuo tai, kad būtų įdomu, kad pritrauktų žmonių, kad daitų iki to, kad žmogus paspaustų jūsų nuorodą. Twitter'y aš nesu susidūręs, ten irgi manau, kad kažkas panašaus, bet nekomentuos, kadangi nesu susidūręs, neturiu ten anketus. Turiu anketą, bet anksčiau turėjau labai daug sekėjų, bet tie sekėjai buvo, kai buvo follow for follow, like for like, tai ten 5000 sekėjų, 5000 seki, tai gaunasi, kad kol seki, bet visi yra jie neaktyvūs, realiai ten neapsimoka to užsiimti, neapsimoka pirkti sekėjų, neapsimoka daryti kažkokių tai nesąmonių, nes tai galų gale nužudys jūsų anketą ir teks kurtis, nepradėti ten kažką tai ištrinti, aišku, ištrinti padės, bet greičiausiai teks kurti naują. Aš pats asmeniškai esu pasimovęs ant Norvegijos firmos, atseit, kad ten daro tokias reklamas, pakeičia jūsų Instagramą, ten daug tų sekėjų, visa kita, ten kontentas, ten varo viską. Sumokėjau šios pinigus, norvegišką sąskaitą, viskas kaip ir tvarkingai ir ateina pas mane botai. Pradeda rinktis botai, negyvas anketas. Prisirinko 1000, dar ten pradėjo rinktis, aš sakiau, stop, nereikia. Ištryniau dabar, liko 1300 organinių, tikrų, ne padirbtų, ne iš Pakistano, ne iš Indijos, ne iš Kinijos, ne iš dar kažkur tai. Negyvos anketos, kurios yra visiškai niekinės ir Instagramas ir Facebookas senai atkirto iš tą sistemą ir tas anketas su netikrais sekėjais kiša į apačią pačią ir nieks jūsų nemato ir niekam jūsų nereikia, kad ir kiek jūs pinigų kištumėte, paskui bus beprotiškai sunku
išlipti iš tos duobės, iš to shadow bano vadinamo. Taigi geriau nekiškite pinigų į nereikalingus dalykus, o susiplanuokite. Geras planas daug ką pakeis. Siūlyčiau tikrai susirasti kompetitingą žmogų, kuris gali papasakoti, kas jūsų laukia, ką padaryti, nuo ko pradėti, kokius žingsnius daryti. Nes galite labai daug laiko prarasti, labai daug pinigų nuo neteisingo plano, neteisingo dalyko. Aš esu padaręs labai daug klaidų. Kaip ir minėjau, ten buvau tą agentūrą užsakęs. Aš iš tikrųjų nuoširdžiai tikėjau, kad ten tikrai norvegiškai sekėjai bus, bet kai pradėjau tikrinti, kas ten ateina, mačiau, kad ten eilinis skamas ir man tai labai buvo baisu. Aišku, atrodo, anketa ten išauga nuo 1000 iki 1500, iki 2000, atrodo, kad wow, viską, bet realiai jie peržiūrų ar kažkokių tai teigiamų dalykų neduoda, po truputį nužudo anketas. Jeigu tu turi 2000 žmonių, o pats tave palaikina 3, tai vadinasi, jūsų tas pirkimas yra nevertas to. Taigi reklama yra labai svarbi, nesiūlyčiau labai investuoti į visokias maikes, tušinius, podelius ir dar visokius nesąmonės, geriau pasidaryti, susirasti savo tarpe gražių žmonių, gražių merginų, gražių vaikinų, kurie galėtų pabūti modeliais, galima būtų pafotografuoti, kad jūsų anketoje būtų gyvi žmonės, gyvos istorijos, gyvas veiksmas. Ir tik tai atsiradus pardavimam, pajamom, iš jų skirti, pirkti, tada jau kai yra stabilus pardavimai, galima ir tušinukus pasidaryti, ir matrasėlius šitus pelytėm, ir ko tik nėra, maikių, visko dabar galima pasidaryti labai nesunkiai, internetu užsisakyti, labai daug visokių įmonių siūlo jūsų reklaminės fantazijas išpildyti ir čia nėra labai sunku. Tie laikai, kai buvo sunku nepasiekiama, tik tai kelios įmonės, dabar viskas yra internete, suvedė, įkėlė į dizainą, savaitė ateina, aš pats buvau užsisakęs pabandyti maikių, dar kažką, bet galvau, ką man jų reikia, tai kad užsakai maikę, dar kažką tušinį ir pats naudoji, tik tai, ten išeina kažkur, tai nesąmonė. Geriau skirkite tuos pinigus vizualiai reklamai, Facebook'ui, Instagram'ui, kad žmonės matytų, kad yra gyvas žmogus, yra bendravimas. Visą laiką, jeigu kažkas komentuoja, atsakykite, jeigu žinutę parašo, atsakykite, kad darykite savo reputaciją, rūpinkite savo reputaciją. Labai svarbu kokybė. Kiekybė ateis su laiku, jeigu bus kokybė, bus ir kiekybė. Jeigu nebus kokybės, tai kiekybė bus labai abejotina. Taigi pasidarom dar vieną pertraukėlę ir sekančių daly pakalbėsime, kokias aš programas naudoju kurti reklamą. Kadangi tiek aš, tiek tikriausiai jūs pačioj pradžioj būsite viskas nuo direktoriaus, imperatoriaus ir dar kažkokio viso iki valytojo, iki, nežinau, šveitėjo, valytojų, tualetinį popierių pirksit patys, viską darysite patys. Papasakosiu, kokias programas naudoju, kodėl pasirinkau būtent tai ir kiek tai kainuoja, sekančių daly. Važiuojam toliau. Taigi, kaip kuriama reklama? Aš pasirinkau Apple produkciją iPhone'ą, iPad'ą ir stacionarų kompiuterį iMac'ą. Taip yra todėl, kad tarkim, aš padarau nuotrauką čia, aš matau ir kompiuterį, matau ir planšetėje, ta prasme, tai yra viskas sujungta. Tai yra labai patogu, ką jūs nufotografuojate ar kažkam tai duodate, kad nufotografuotų kažkur tai kitur. Matai, automatiškai ateina į iCloud'ą ir atsidarai automatiškai savo kompiuterį. Tai yra labai patogu, labai supaprastina, palengvina
darbą, nereikia jokių kabelių, nereikia prisijungti, nereikia nieko. Taip pat pas mane yra Canon fotoaparatas, iPhone yra programėlė, aš galiu prisijungti prie Canono ir galiu filmuoti, galiu nuotraukas daryti iš telefono, iš karto gauti iš telefoną, lygiai taip pat su planšetė. Pasirinkau įsigyti iPadą, nors jisai yra gan brangus, čia yra iPad Pro, M1 ar M1 čipas, ar M2 jau gal, ne, M1, gan naujas, nesenai įsigytas. Ir naudoju programėlės nuotraukų redagavimui Photoshop Lightroom, Photoshopą patį ir kas labiausiai pakeitė mano apskritai įmonės reklamą ir visą kitą idėją ir apie pavidalimą yra Canva, rašosi Canva. Galite parsisiųsti ją iš AppShopo. Aš manau, kad yra ir Androidui, yra ir Apple operaciniai sistemai, bet tai pakeis jūsų kūrybą, pakeis jūsų nuotraukas, pakeis visą jūsų reklamą, visą jūsų gyvenimą. Gyvenimą galbūt taip ir nepakeis, bet siūlyčiau Canva įsigyti Pro. Tas kainuoja ten apie 10 eurų į mėnesį. Aš moku 110 ar apie 100 kronų į mėnesį už abonentą. Nuotraukos, galimybės, video, viskas yra, kokį tik tai nori šaka, rūšis, reklamos, YouTube'ą irgi su tuo darau, viršelius, visa kita. Tai yra aukščiausios klasės įranga. Iki tol aš naudojau tik tai Photoshopą. Photoshopas yra labai sudėtingas ir labai profesionalus, super profesionalus. Aišku, aš turiu dar ir Photoshopą, bet mažai jį naudoju, nes labai daug laiko, nebent reikia redaguoti ir gamintojas neduoda nuotraukos arba kažką tai nori savo pasireklamuoti ar parduoti per tuos marketplace'us vadinamus. Ten tada pasidarau nuotrauką, išvalau dulkes, nuimu viską ir laikau tik tai tam. Visą kitą aš darau per Canvas. Ten yra tokio lygio ta profesionali programa, kad naudotis gerai, lengvai ir paprastai. Nėra visiškai nieko sudėtingo. Visiškai. Kas gerai, kad aš atsisėdu, sakykime, su iPadu, prisidarau tų reklamų ir viskas. Aš viską turiu telefone, tik tai įsitraukiu iš telefono. Turiu laiko, prisėdu prie kompiuterio, turiu viską kompiuterį, nereikia nieko išsisaugoti, nereikia nieko perkelinti, nereikia nieko. Galbūt tai yra įmanoma, sakykime, ir su Android, ir Windows'ais, tikriausiai yra, vis tiek yra tie cloudai ir viską, tie debesis vadinama ir viską galima persikelti į ten. Man pasirodė, kad paprasčiausia turėti vieno gamintojo produkciją, su kuriuo gali susėti tiek Canoną, tiek apskritai visus dalykus. Ir tai yra labai paprasta, labai lengva ir labai gerai. Programų kurti reklamas yra ir daugiau, bet Canva yra labai paprasčiausia tokia. Jūs galite net foną nuimti, pakeisti foną, pasidaryti video, kažkokią idėjų ir visą kitą. Fantastiška programa, labai lengva ją naudotis, tikrai rekomenduočiau ir tai pakeis jūsų pačio gal viziją, nes vis tiek minčių reikia, jūs ten nueinate, įvedate raktinius žodžius, jums parodo variantus, patys įsirenkate, ką norite, galite atimti, pridėti patys, ką norite, savo reklamą, dadėti kažkokį tai logotipą. Yra labai daug muzikos, jeigu norite sukurti reelsuose su gera muzika, nes, sakykime, jeigu jūs turite Instagramą ir jūs pasižymėte, kad yra business account, tai yra muzika labai sena, ten 80-ųjų gal metų, jokių ten
modernesnių, geresnių įrašų, o ten jūs galite pasirinkti nuo repo muzikos, aišku, ten nėra visokių ten Eminemų ar pačių populiariausių pasaulio dainininkų, bet yra gerų labai dainų, tokių labai modernių ir nuolat atnaujinama, plus nuolat prideda visokių naujienų, prideda visokių nuotraukų, muzikos, visą kitą, nuolatos tobulėja ta programėlė ir, sakykime, pradedančiajam, jeigu netapote supergalinga organizacija, tai jums tikrai užteks sukurti postą, tai galima labai paprastai, labai greitai ir nebent turite pinigų ir galite pasamdyti žmogų, kuris rūpinsis jūsų Instagramu, jūsų reklamą ir nuotraukomis, bet jeigu esate toks kaip aš, pradedantysis, galite įsigyti, tai sakykime, aš galbūt čia labai daug išleidau ant kompiuterio, telefono ir planšetės, bet aš galvoju, kad man tai reikia, jeigu dirbti profesionaliai, ne tik tai su papuošalais, bet ir YouTube ir visais kitais dalykais, tai galvojau, čia gera investicija ir manau, kad jinai tikrai pasiteisino ir verta turėti aukštos kokybės gaminius. Jeigu negalite sau leisti, siūlyčiau, jeigu esate Norvegijoje, per Finą nusipirkti kažkokią naudotą planšetę, prastesnę, kažkokią tai už kelis tūkstančius kronų, kad jinai veiktų, kad būtų tiesiog pradžiai pasibandyti, išmokti dirbti. Aš pats asmeniškai, sakykime, aš pirmiausia pirkau tas prastesnės visas versijas ir paprastas, kad išmokti naudotis programėlėmis, išmokti naudotis kompiuteriu, išmokti naudotis telefonu, kaip veikia, kaip naudotis, kaip kurti reklamas. Kai jau išmokau, tada nusipirkau rimtesnius dalykus. Aišku, aš buvau tinginys, iš tikrųjų nekurdavau, nedėdavau širdies, nedėdavau savo visų galimybių ir esu tik tai pats kaltas, kad man nieko neišėjo, nepavyko įsukti verslo, nors iš tikrųjų man pačiam net keista, kodėl aš taip nesielgdavau, matyt, asmeninės baimės ir asmeninė bloga patirtis, galbūt nepateisintos kažkokios vizijos ar idėjos nustūmė visą tą patirtį į šalį ir labai keista, kad kai kažkoks žmogus paprašo kitam padaryti ar darbe kažką, tai kai reikia, tai padarau, sėdžiu dieną, naktį, ieškau informacijos, kad tik padaryti, kad tik tai kuo geriau pasirodyti, kad tik tai kažko profesionaliau atlikti, bet kai pradedi daryti savo, atrodo, kad rankos būna surištos, nieko nemoki, niekas nesigauna, atrodo, nieks neteikia malonumo. Ir atrodo viskas negerai, bet metas tai keisti, metas mesti visus tuos pančius, baimės. Labai daug baimę atsikračiau pradėjęs daryti YouTube kanalą, pradėjęs kelti visokius ilsus, visokius juokus, anekdotus, labai daug blogų komentarų susilaukiu, visokių patyčių, bet dabar tai kažkaip labai netgi juokingai gaunasi ir atrodo, kad tai manęs net nepaliečia, galbūt, aišku, jeigu kanalas, sakykime, YouTube iššautų ir taptų ten labai populiarus ir daug tų komentarų visokių būtų, tai gal būtų ir paliestų, bet dabar kol kas ten tie visokie rašytojai neliečia, neužgauna, nesužydžia. Kol kas tikrai negaliu skųstis, kad kažkas tai ten kažką mane įžeidė ar dar kažką tai. Todėl tikrai reikia bandyti savo tą visą asmeninę patirtį panaudoti, nes jeigu jūs viską išmokot ir darbe esate labai geras darbininkas, kruopštus visą kitą, jūs galite tikrai tikėtis, kad būsite sėkmingas, nes
Jeigu sugebėsite įveikti asmeninės baimės, rasti motyvacijos ir ypatingai jeigu rasite žmonių, kurie jūs tikrai motyvuos, kurie jums padės ir patars ir paprasčiausiai, nežinau, nueis pasivaikščiot, išklausys jūsų dar kažką, tai tikrai turite labai didelės galimybės būti sėkmingu ir laimingu. Ir aišku, visi mes tikriausiai siekime vieno, kad būti finansiškai nepriklausomais. Galbūt tai yra jau labai arti, galbūt nelabai, galbūt ne visi iš mūsų pasieks kelią, galbūt aš ir pats susimausiu vėl, galbūt vėl nepavyks, galbūt vėl išlis asmeninės problemos, asmeninės baimės ir asmeniniai kažkokie tai įsitikinimai, stereotipai, fobijos ir visa kita, galbūt komentarai pikti nužudys mano kanalą ir mane patį. Viskas gali būti, viskas čia tiksliau negalima nieko atmesti, nes nuo to niekas neapsaugotas, nuo sėkmės ir nesėkmės yra vienas žingsnis. Ir labai lengva suklupti, labai lengva paslysti, labai lengva kažką tai prarasti. Atrodo, daug metų statai kelios klaidos ar netgi viena esminė klaida ir visas kortų namelis, kurį statysite daugybę metų, gali sugriūti. Bet galime jungtis į bendrijas, galime jungtis į bendraminčių klubus ir judėti į priekį, nes žmonių norinčių pakeisti savo gyvenimą yra labai daug. Galbūt viena pažintis pakeis kardinaliai jūsų gyvenimą ir labai linkėčiau jums, kad atrastumėte tikrai tų žmonių ir turėtumėte tikrų draugų, kurie jūs išklausytų, patartų, padėtų, paskolintų pinigų ar nupirktų kažkokį daiktą, dar kažką tai prisidėtų prie jūsų, kad turėtumėte draugų, kuriems padėtų fotosesijose ar pafotografuotų, ar pasifotografuotų, kad tikrai augtumėte ir nesitrypčiotumėte vietoje, kaip aš ilgus metus daugybę kartų kraušiausi, ieškojau dar kažką, bandžiau, visus draugus išklausinėjau, niekas nesutiko, niekas nepaprašė, niekas nesusidomėjo, galbūt aš nemokėjau pristatyti savo idėjas, galbūt pats nenorėjau, kad man gautųsi. Labai neblogą čia tokį podcastą žiūrėjau, kad dauguma žmonių daro viską, kad tik tai nepasisektų, nes asmeniniai dalykai trukdo. Ir iš tikrųjų tai labai didelė tiesa, nes mes norime tapti turtingais, kaip ir svajojame tapti turtingais, bet bijome, nes įsijungia visokios fobijos. Kai mes dirbam kažkam tai darbe, vadinkim ten darbu, pas mus neveikia tie dalykai kaip fobijos, baimės, stereotipai, nes jeigu ten kažko tai bijai ar nedrįsti daryti, tai tau biški taip ir greitai išdrįsti ir pasijudini ir motyvacija kitokia, ypač jeigu už atliktą gerai darbą laukia premija. O čia niekas, jokių garantijų nėra, jokių garantijų, kad tu tapsi turtingas, jokių garantijų, kad tapsi milijonierius, jokių garantijų, kad neatsitiks kažkas tai negero. Niekada negalima atmesti tų visokių vadinamų force majeurų ir visa kita. Bet tikėkime, kad bursimės, šnekėsim, bendrausim, darysim kažką, tai galbūt duok Dieve man pasisektų ir tada galėsiu daugiau motyvacijos, daugiau būdų, daugiau variantų jums pasiūlyti, galbūt tapti kažkokiu tai jūsų padėjėjų ar kažką tai patarėjų bent jau. Bet darysiu tai tik tai, jeigu pats asmeniškai tapsiu sėkmingas, nes nesėkmingų žmonių mes gyvenime tikriausiai turime ir patys,
nereikia mane susikrauti kaip dar vieno žmogaus, kuris gali pašnekėti, bet negali padaryti. O aš iki šiol tiesiog ir esu toks, kad daug šneku, daug žinių sukaupiau, daug visokios informacijos turiu, bet rezultatai sako, kad visa tai yra mažai verta, nes galime kalbėti kiek nori apie save, apie savo pasiekimus, bet rezultatai kalba už mus. Jeigu nėra rezultatų, nėra ir realybės iš tikrųjų. Taigi, šį kartą tikriausiai tiek. Šį kartą toks valandos šiek tiek daugiau trukmės įžanginis video į supažindinimą su mano 10 metų papuošalų keliu, 7 metų bandymais Norvegijoje ir tikėkime, kad pagaliau pavyks pralaužti ledus, juo labiau vakar šiek tiek tikrai tokių neblogų žmonių sutikau. Pažiūrėsim, kuo tos pažintys baigsis, kuo jos išsirutulios ir realiai tik tai rezultatai parodys. Norėčiau iki šiol ir toliau kurti ilgus video, pažintinius, tokius informatyvius, kad būtų nauda, kad būtų kažkokia informacija. Anksčiau aš šnekėjau apie asmeninius dalykus. Jeigu esate nauji kanale, matysite, kad aš kalbėjau apie savo alkoholizmą, apie savo gyvenimą gatvėje, apie sunkius dalykus. Įsišnekėjau, galbūt jų bus ir ateityje, galbūt jų bus ir daugiau, bet nuo šiol stengsiuos daryti verslo temą, kalbėti apie prekes, apie pakuotės, apie reikalingus dalykus, kurių jums prireiks prekyboje. Nebūtinai prekyboje, bet galbūt ir paslaugose, ar dar kažkur tai, kur pirkti prekes, kur užsisakyti, kaip ką. Čia labai apie tiekėjus, gal apie savo tiekėjus nekalbėsiu, nes nemanau, kad dauguma iš jūsų nuspręs imtis papuošalų verslo, nes tai yra labai sunkus ir brangus dalykas, galbūt visgi drįsite, tai todėl apie tiekėjus kažkiek tai mažiau kalbėsiu tik tai, kur galima rasti įpakavimus, dėžutės, maišelius, reklaminius bukletus. Man šiuo metu irgi reikia sertifikatų, tai sertifikatus kur daryti, pasidarysiu, tada papasakosiu, kur, kaip, kas, kodėl ir darysiu tai plačiau. Taigi, šiam kartui tiek. Šiam kartui toks įžanginis ilgas video. Tikiuosi neprailgo ir neatsibodo. Ir labai tikiuosi, kad greitai susitiksim. Ačiū Jums labai. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.